keli dalykai apie pagalbą. Tai pirmas momentas, kad kol jūsų neprašo ir nepaprašo, kad padėk man, ar gali man padėti, man yra tas ir tas, gal turi kontaktą, gal žinai, gal gali nuvežti, gal gali pakviesti, bet ką. Tai nereikia to daryti, reikia priimti žmogaus sprendimą, netgi jeigu mes matome, kad jam tikrai reikia tam žmogui pagalbos, nes mūsų noras padėti yra noras sukontroliuoti. Noras sukontroliuoti, sureguliuoti. Nors mes tikrai gerų paskatų visada vedini, norim pagelbėti žmogui, ypatingai kada tai yra artimas žmogus. Bet kol mūsų neprašo, mes neturim to daryti ir leisti, kad ir kaip būtų sunku ir sudėtinga, tam žmogui pačiam būti atsakingam už save, net jeigu pasiekmes, jeigu jis yra adekvatus. Aš nekalbu apie žmonės, kurie nėra adekvatus ir tikrai reikia padėti apie momentus, ar ne, bet kada neprašė, nepadėkim. Aš tikrai esu turėjusi patirčių savo gyvenime, skaudžių, kad aš tikrai norėjau padėti ir niekur tai nenuvedė. Dabar išmokau, kad negi jeigu tai yra pats artimiausias žmogus, kol manęs nepaprašė, aš tiesiog būnu, išklausau, darau, ką galiu geriausia, paklausiu, ar galiu, bet jeigu sako ne, reiškia ne. Tai šitą pamoką turėtumėm išmokti kiekvienas.